Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Jezabelės griaunanti įtaka. Iš tikrųjų, niekada nebuvo kito tokio kaip Achabas, kuris būtų buvęs taip pasidavęs daryti, kas nedora Viešpaties akyse, savo žmonos Jezabelės skatinamas. 1 Karalių knyga, 21 skyrius, 25 eilutė. Achabo moralė buvo silpna. Jo santuoka su pagone, turinčia tvirtą charakterį ir kategorišką temperamentą, tapo tikra nelaimė jam ir visai tautai. Neturinti jokių aukštų teisumo standartų ir silpną Achabo charakterį lengvai formavo ryžtinga Jezabelės dvasia. Achabo valdymo metais Izraelis toli nuklydo nuo gyvojo Dievo ir suteršė savo kelius prieš jį. Šalį dengė tamsus atpuolimo šešėlis. Buvo visur matomi Astartės ir Balo atvaizdai, vis daugėjo pagoniškų šventovių ir giraičių, kur buvo garbinami žmogaus rankų darbai. Oras buvo suterštas stabams aukojamų gyvulių dūmais. Kalnuose ir slėniuose girdėjosi apgirtusių kunigų balsai, aukojančių saulei, mėnuliui ir žvaigždėms. Dėka Jezabelės ir jos bedievių kunigų, žmonės buvo mokomi, kad pastatyti stabai yra dievybės, savo mistinę galią valdančios žemės elementus, vandenį ir ugnį. Visos dangaus palaimos, tekantys upeliai, vandens šaltiniai, švelni rasa ir žemę gaivinantis lietus, leidžiantis laukams duoti dosnų derlių, viskas buvo priskiriama Baalui ir Astartei, o netikrajam kiekvienos geros ir tobulos dovanos davėjui. Žmonės užmiršo, kad kalnai ir slėniai, upeliai ir šaltiniai buvo gyvojo Dievo rankose ir kad jis valdo saulę, dangaus debesis ir visas gamtos jėgas. Savo akloje beprotystėje žmonės atstūmė Dievą ir jo garbinimą. Kaip nedaugelis supranta nepasišventusios moters galią. Dievas būtų buvęs su Achabu, jei jis būtų paklusęs dangaus patarimams. Tačiau Achabas to nepadarė. Jis vedė moterį, atsidavusią stabmeldystei. Jezabelė turėjo didesnę įtaką karaliui nei Dievas. Ji pastumėjo jį į stabmeldystę, o su juo kartu ir žmonės. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.